Jeigu jūs norite būti laimingi, jeigu norite būti žmogumi, kuris turi gyvenimą viduje, turi gyvenimą, Jėzus sakė, kaip aš turiu gyvenimą Tėve, taip ir jūs turėsite gyvenimą manyje. Žinote, kas yra taip įdomu, ką šiandien noriu jums pasakyti, kad be vizijos jūs negyvenate, be vizijos jūs esate mirę, be vizijos jūs tiesiog klajojate per gyvenimą. Vizija, kuri yra iš šventosios dvasios, vizija, kuri yra iš Jėzaus Kristaus, vizija, kuri nužengia nuo Dievo Tėvo, tai vizija, kuri daro tave gyvą, tai vizija, kuri veda tave tiesiai į dangų, tai vizija, kuri daro jūs tobulų žmogumi. Tobulumas yra tuo met, kai turi viziją. Daug žmonių gyvena ir jie neturi svajonių. Nėra svajonės, nėra noro, abejingumas. Savanaudiškumas, egoistinės svajonės, egoistiniai troškimai, egoistiniai, žinote ką? Pačiame egoizmo troškime jau paslėpta pralaimėjimo sėkla. Štai kodėl žmonės, kurie taip nori nuskandinti kitus, eina per kitų galvas, jie bando ką nors sunaikinti, kad galėtų atsistoti ant jų galvos ir jie taptų aukštesni, kad atimtų tai, kas priklauso kitiems ir taptų turtingesni. Ar žinote, galų gale tokios smulkmenos kaip inkstų ar smegenų vėžys atima iš jų viską. Ir tuomet pagalvojate, kodėl jie tai darė. Žinote, iš tiesų jūs turite turėti viziją iš Dievo. Viziją iš šventosios dvasios. Ir aš jums noriu pasakyti, kad paskutinė bažnyčia išsiskiria ypatingą savybę. Ir mes skaitome Apreiškimo knygoje žinią 7 bažnyčioms. Visos šios 7 bažnyčios taikomos kiekvienam iš mūsų skirtingų dvasinio gyvenimo metu. Tačiau taip pat tai taikoma ir tam, kas vyksta pastaruoju metu. O paskutinė bažnyčia tai yra Laudikėjos bažnyčia. Ir noriu jums pasakyti, kad tai nėra blogiausias stovis, kaip visi galvoja. Ne, Sardų bažnyčia ji buvo labai blogos būklės. Laudikėjoje, perskaitykime, Laudikėjos bažnyčia, tai kaip tik tas laikas, kuriuo mes gyvename. 14 eilutė, Apreiškimo knyga, 3 skyrius, 14 eilutė. Laudikėjos bažnyčios angelui rašyk, tai skelbia Amen, taip Jėzus save vadina, įsivaizduokite, Amen. Ištikimasis ir tikrasis liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Dabar dėmesio. Žiūrėkite, pirmiausia, turite žinot, kaip save vadina Jėzus. Jis sako taip, sako Amen, tai yra po jo nelieka nieko kito, ką pasakyti. Kai Jėzus ką nors pasakė, po to nėra ką pasakyti. Jis sako, aš esu ištikimasis ir tikrasis liudytojas. Jėzus mato tavo širdį. Jėzus mato tai, ko kiti nemato. Pirmo laiško Korintiečiams 4 skyriuje ten parašyta, aiškiai sako apaštalas Paulius, iš tvarkytojų reikalaujama, kad būtų ištikimi. Ir jis sako, aš neteisiu savęs, bet ateis diena, sako jis, ir tai, kas paslėpta tamsoje, bus apreikšta, ir viešpats nušvies, ir ten tokie žodžiai, širdžių sumanymus, ir tada kiekvienam bus pagirimas iš Dievo, o ne iš žmonių. Ir dabar noriu jums štai ką pasakyti, kad Jėzus, jis mato slapčiausią jūsų vidų. Jis mato, kodėl tu darai tą ar aną. Jis mato labiausiai paslėptą motyvą. Žinote, yra tikėjimas, bet yra ir paslėptas tikėjimas. Yra motyvas, bet yra ir paslėptas motyvas. Jėzus yra tas, kuris mato jūsų paslėptą motyvą. Jis mato tai, ko žmonės nemato, ko niekada niekam galite ir nepasakyti. Ir niekas niekada net nesužinos, kas iš tikrųjų įvyko. Dabar paklausykite. Kai mes apsiginkluojame tikrų mūsų gyvenimo motyvų, ir šis motyvas, tai yra žmonių sielų išgelbėjimas. Žmonių sielų gelbėjimas, tai yra tai, kas Jėzų motyvavo, kai jis buvo Getsemanės sode, kai jis buvo vedamas į Kajafo kiemą. O, tai buvo labai skaudu, draugai. Jį išdavė jo iždininkas, jo draugas.
Žinote, aš turėjau patirtį savo gyvenime, kai Dievas mane ten perkelė. Tai nėra lengva pasakoti, draugai, bet aš maždaug 20 metrų atstumu mačiau kai kuriuos įvykius. Ir vienas iš jų yra tai, kaip Judas išdavė Jėzų. Ir žinote, Biblijoje parašyta taip, kad daugelis to nesupranta. Ten parašyta, kaip Jėzus kreipėsi į Judą ir sako, drauge. Sako, drauge. Kodėl tu tai darai, drauge? Ir žinote, žmonės skaito ir galvoja, kad Jėzus tiesiog turi tokį kalbėjimo būdą. Ne. Aš tuo metu ten buvau, mačiau, kas įvyko. Jėzus buvo toks pat žmogus kaip tu, kaip aš. Jis patyrė tą patį skausmą, tą patį košmarą, tą patį siaubą, tą pačią išdavystę. Ir jis sako, tu esi mano draugas, tu esi mano draugas, tu esi mano draugas. Kodėl tu tai darai? Judas prieina prie jo. Ir niekas išskyrus Judą ir aukščiausiai kunigą nežino šios paslapties. Tai paslaptis. Judas susitarė su aukščiausiųjų kunigu, kad tas, kurį pabučiuosiu, yra jis. Jį sučiupkite ir suimkite. Ir kada jis ateina pas jį ir ruošiasi jį pabučiuoti, tada Jėzus pasako jam šitą paslaptį, apie kurią niekas nežino išskyrus aukščiausiai kunigą ir Judą. Jis sako, ar tu pabučiavimu išduodi žmogaus sūnų? Kai tai skaitai, net nesupranti, apie ką kalbama, kad tai buvo paslaptis, tai buvo paslaptis. Bet net ir tai nesustabdė Judo. Jėzui buvo skaudu, bet tavo sielos išgelbėjimas motyvavo jį. Sielos išgelbėjimas yra toks svarbus, draugai, kad Jėzus sako, kad geriau likti be rankos, be kojos, be akies, geriau visą savo gyvenimą gulėti ant karštų žarijų šioje žemėje, bet tik nepatekti į pragarą. Pragaras tai yra tikra vieta. Mes visi turime suprasti, ką mes darome. Mes nešame amžiną išgelbėjimą. Išgydymai, stebuklai, visa, ką daro Dievas, lydi tuo met, kai mes esame pasiųsti.